Labas visoms! Norit sužinoti, kaip pasidaryti tokius antakius, kai turite tokius? Taip, liūdna situacija, bet aš turiu keletą patarimų, kuriais tikrai miel noriu pasidalinsiu. Ir galbūt mano technika nebus visom priimtina, bet ji yra vienintelė gelbėjanti tuomet, kai jūsų antakiai tikrai nėra draugiški, jie kaprizingi, galbūt trūksta plaukelių čia, arba tiesiog nėra kažkokios aiškios formos. Aš tikrai pasidalinsiu tuo, kas man geriausiai pasiteisina ir video gale, kas dar išlauks ir bus kantriausi, tai pasidalinsiu ir savo pačiamis geriausiamis priemonėmis, kad žinotumėte, kas tikrai gerai pasiteisina, kas gerai darbuojasi ir tikrai jums išlaikys visą dieną ir suteiks norimą rezultatą. Tai aš manau nieko nelauksiu, keliaukime tiesiai prie antakių gražinimuose. Taigi, pirmasis mūsų žingsnis yra išsišukuoti antakius ir tam mes pasiimsime tokį šepetėlį ir pašalinsime, kas galėjo suskulpti ant antakių ir taipogi išryškinsime jų formą. Tai tokiais paprastais judesiukais mes juos iššukuojame, išsklaidome viską iš jų tarpelių ir taipogi šitą. Dabar atėjo laikas pasirinkti, ką naudosime. Ar pieštuką, ar tiesiog teptuko pagalba mes formuosime antakį. Visuomet rekomenduoju iš pat pradžių nusibrėžti trafaretą, būtent tokių antakių, kokių jūs norėtumėte. Ir šiuo atveju tikrai pasiteisina tiek pieštukas, tiek šepetėlis su vašku. Tai negaliu pasakyti, ką dažniau naudoju, tai yra lygiavertiškai, tai vieną dieną pieštuku, tai kitą dieną su šepetėliu ir vaško pagalba. Bet šiandien, kadangi mes pasistengsime viską padaryti iš vienos paletės, visiškai nesvarbu kokios, tiesiog paminėsiu, kokią šiuo metu naudoju, kuri labiausiai patinka, tai yra iš Artistry ir dėja ji pas mane truputėlį sulūžo. Visuomet mes padengime mūsų antakį su vašku ir čia jis yra su spalva, dėl to jis man padeda gražiai suformuoti antakį ir parodo, kokio aš antakio galėčiau tikėtis. Tai yra tiesiog dabar nusipiešime mes trafaretą. Tai aš visuomet pradedu nuo pat pradžios. Ir tokią gražią lengvą liniją aš piešiu. Rekomenduoju rinktis kaip įmanoma plonesnį ir preciziškesnį šepetėlį, nes tuomet galėsime tikrai gražiai ir labai lygiai plonai pravesti visas reikiamas linijas ir po to reikės mažiau maskuoklio. Tai jeigu mes pravedėme apatinę liniją, tai dabar reikėtų ir šiek tiek viršutinę. Viršutinės nuo pradžios nepradėkit, nuo maždaug šios vietos. Norime vis tiek, kad antakiai atrodytų kaip įmanoma natūraliau. Ir šioje vietoje, kaip matote, pas mane ne tik plaukelių trūksta, bet ir to reikiamo kampo, bet mes viską galime išgauti būtent vaško ir šešėlių pagalba. Tai būtent šiandien mes taip ir padarysime. Tai šiek tiek nebijome kilstelti šepetėlį aukščiau ir gražiai tolygiai nueiname į apačią. Čia mes, aišku, dar sugrįžime, bet visuomet reikia dirbti taip, kad pirmą padarome vieną akį, tuomet iš karto tą patį judesį darome ant kitos akies, kad viskas būtų lyg veidrodžio tokio principu ir nepamirštume, jeigu mes kažko pridėtume per daug ar panašiai, tai lengviausia yra tiesiog daryti taip. Tai lygiai tą patį padarome tą patį, ką ir su praėjusiu antakiu. Ir taipogi nuo šios maždaug vietos mes brėžiame ir viršutinę liniją. Jeigu suklysit, tikrai nebijokit, ar jeigu kažkas jums atrodo nelygiai, mes būtinai grįšime su maskuokliu. Ir šiaip dar siūlyčiau, kad vaškas prisitvirtintų prie visiškai viso antakio ploto, tai šiek tiek patempti viską, ką mes brėžime iš apačios ir iš viršaus į viduriuką. Taip tiesiog arba likutį, taip užpildyti visą antakio plotą. Taip, ir dabar imsime šviesiausią spalvą iš paletės, tai būtų štai ši, tokia labiau tinkama blondinėm, bet man ji prisitaiko būtent antakio pradžioje, nes jeigu dėsime visiškai tamsią per visą antakį, tai vėlgi steiksime tokį nelabai natūralų įvaizdį. Tai pasiėmusi šviesesnę spalvą, aš aplikuoju ties antakio pradžią. Ir brėžiu toliau, išsisklaidau viską, taip pat tą pačią spalvą, kiek dar liko, užgriebiu viršutinio antakio dalies. Ir taip pat tą patį padarau su sekančiu antakiu. Pradžia. Taip, ir
dabar griebkime tamsiausią spalvą, tai būtų ši. Mano rekomendacija būtų visuomet vengti juodos spalvos, net kaip žinome, jos gamtoje nėra ir visi visažistai ar šiaip mėgstantys dažyti kitus ar save. Tai tikrai žino, kad juoda spalva makiaže, ypač antakių, tikrai nėra deramas reikalas. Makiaže tai gal visai nieko atrodo. Gerai, tai pasiėmiau šiek tiek tamsesnės spalvos ir maždaug nuo šios vietos, tai yra maždaug 2/3, aš pradedu dengti tą būtent tamsiąją spalvą. Ir brėžiu link pat galo, šiek tiek prilaikau teptuką, kad man kaip įmanoma labiau leisiu sukurti iliuziją, jog čia visgi nėra jokio tarpelio ir antakiai atrodo gražiai. Ir dar kartą paėmusi šiek tiek spalvos, vėlgi nuo maždaug tos pačios vietos, aš aplikuoju tamsiai šešėlį. Tuomet, kas liko, aš aplikuoju ant viršaus. Kad gausi toksai kaip šešėlio efektas, jokių tokių labai baisių ar drastiškų brūkšnių. Ir jeigu mes norime dar labiau išryškinti galūnėlę, tai aš jau siūlyčiau netepti, bet tokiais tapšnojamaisiais judesiais leisti spalvai prikipti. Ir ypatingai tose vietose, kur vėlgi yra tasai tarpelis, tai aš irgi šiek tiek patapšnoju. Vienas antakis kaip visai ir neblogai, tik dar matau, kad dar truputėlį norėčiau tos tamsesnės spalvos ant viršaus, tai tokiais traukiamaisiais judesiais į apačią aš ir padengiu tamsiąją spalvą. Taip, prie šitą antaką mes dar tikrai grįšime, dabar keliaukime prie sekančio ir vėlgi atlikime visiškai tą patį. Tai maždaug nuo 2/3 antakio mes pradedame aplikuoti tamsesnę spalvą ir tęsime ją link pačio galiuko. Tai paimsim dar šiek tiek ir tą patį dar padarome viršuje. Nebijodamas išeiti šiek tiek ant odos, jeigu nėra jūsų antakio forma labai jau tinkama, arba kaip aš, kadaise perpiešiu tiesiog savo antakius, o dabar jie atrodo keistai. Tai vėlgi užtapšnojam spalvos, jeigu mums trūksta, arba norime intensyvesnio galiuko. Taip pat, kaip mato, dar vis darau, kad paryškinu ten, kur norėčiau, kad antakis būtų ryškesnis. Ir manau, visai vaizdas kaip ir neblogas, tiesiog matau, kad vieną antakį labiau iškėliau, kitą šiek tiek mažiau, tai šitame antakyje sugrįžau ir dar kartą truputėlį užėjau ant odos. Dabar atėjo laikas išsišukuoti antakius ir po to mes dar kartą grįšime, pasižiūrėsime, ar tikrai viską gerai padarėme. Jeigu ne, tai žinoma, kad papildysime, tai vėlgi pasiėmame tas pačias šukeles ir tokiais aš pačią pradžią į viršų šukuoju. Ir maždaug jau kai prašukuoju ir mane tenkina rezultatas, aš stengiuosi spalvą sklaidyti labiau į šoną. Antakio galiuko realiai beveik niekada stengiuosi neliesti, nes ten, kaip ir sakiau, yra labai daug pridėta pačios spalvos, dėl to nenoriu aš jos išsklaidyti. Tai irgi priekį išsišukuojam ir tada į šoną judesiais mes išsklaidome šešėlį. Taip, ir jeigu mes padarome klaidų arba norime, kad visas vaizdas atrodytų preciziškiau, mums reikėtų griebti maskuoklį. Tuoj aš jį pasimsiu. Ir aš jo šiek tiek užsidedu ant rankos ir pasiėmu savo patį mėgstamiausią šešėlį, kurį naudoju būtent maskuokliui padengti arba geriausiai netgi aplink antakius susitvarkyti. Ir kad linija atrodytų švaresnė ir gražesnė, aišku, nepadauginkit, kad tikrai nebūtų po to dar didesnės problemos. Ir brėžiame visiškai šalia, jog jeigu kažkoks taškelis nuėjo ar dar panašiai, viskas gražiai dingtų. Ta patį padarau ir per viršų. Prasieinu, va štai taip gražiai. Ir dar kartą šiek tiek pasiėmu maskuoklio. Apačioje visiškai šalia antakio plaukelių piešiu liniją. Ir štai čia per viršų taipogi pereitų. Taigi, kai aš jau savo antakius susitvarkiau, manau visai atrodo neblogai, nors visada galima dar šiek tiek prisikabinti ir kažką pakoreguoti, galbūt vienas antakis netgi iškyla labiau, dėl to dar viena iš tikrųjų toks kaip ir patarimas, tai yra, kai jūs dažote, tai stenkitės nesiraukyti, nekelti antakio ar panašiai, nes aš dažnai būna kažką tai skirsteliu ir tada vienas aukščiau, kitas žemiau ir dabar žiūriu, ar tikrai lygiai padariau ir galvoju, kad dar truputėlį va šitą viršūnėlę visada galima pridėti.
Aš saigiau piešti ant odos, bet kartais tiesiog reikia. Taigi, dabar įstaisykime patogiau ir šiek tiek pasikalbėkime apie antakių produktus, kuriuos aš tikrai rekomenduočiau išbandyti. Visada mus gelbės, kokioje situacijoje iš tiesų mes bebūtume, tai antakių pieštukai. Tai aš labiausiai iš tiesų mėgstu du. Tai yra būtų iš tiesų yra iš K3 ir vienas pas mane yra Slimatic Ultra Precise. Jis yra tikrai labai šaunus, vien dėl to, jog jis yra super. Toks, aš nežinau, ar jūs matysit, aš nebeatsimenu, kad aš taip dariau. Tai yra labai plonas pieštukas, kuris mums leis preciziškiausiai nupiešti mūsų norimą trafaretą, kad jis atrodytų tikrai labai gražiai. Ir svarbiausia, tikrai išlieka visą dieną. Siūlyčiau vėlgi pirkti du pieštukus, kad čia pradžią šviesiau, galiuką tamsiau. Antras pieštukas iš K3 taip pat, tik tais dabar aš gal įdėsiu kur nors iš šono nuotrauką, nes tiesiog neatsimenu, kaip jis vadinasi, bet jis yra mano irgi pats mylimiausias ir dažniausiai perkamas, tikrai kuo puikiausiai pasiteisins. Yra tokio vidutinio kietumo ir tikrai su juo paprasta darbuotis. Vieni populiariausių šiais ir praeitais metais antakių produktai tikrai buvo antakių tušai, bet yra toksai, kaip sakyti, nemenkas, bet pirma, jeigu jūs neturite tankių antakių, antra, jeigu jūs turite tokius problematiškus antakius, kokius turiu aš, tai yra, kad tie galiukai tokie nelabai jau ir gražus ir nelabai jų ten daug yra arba tiesiog netvarkingai atrodo, tai antakių tušas šiuo atveju pasiteisins tik dalinai. Labiausiai jas rekomenduočiau naudoti toms, kurios turi tikrai gražius antakius, tankius ir jeigu norite tiesiog paryškinti spalvą, juos sušukuoti, sulyginti, tai tikrai kuo puikiausiai pasiteisins. Mano atveju, kai mano, sakau, tokie antakiai nelabai draugiški yra, tai aš naudoju iš pat priekio ir šiek tiek dar stengiuosi link galiuko, bet tada jau griebiu šepetėlį ir stengiuosi, kad spalva tiesiog leistų man nubrėžti šiokią tokią liniją. Tai aš sakau, dažniausiai pasidarbuoju su šešėliais, o tada pradžią susitvarkau jau būtent su tušais. Tai mano mėgstamiausiai yra du iš Maybelline, vienas senasis Brow Drama, o sekantis yra Brow Precise Fiber Filler. Tikrai labai faini ir spalvos irgi labai yra pritaikytos mūsų šaliai. Ir trečiasis tai būtų iš L'Oreal Brow Artist Plumper. Tikrai labai faini ir išliekantis visą dieną ir jokių kažkokių tais kaprizų aš jiems neturiu. Paskutinis dalykas, kuris vėlgi tikrai pasiteisins visoms be išimties, tai yra antakių šešėlių paletė. Mano rekomendacija būtų visuomet ieškoti tos, kuri turi savyje vašką, nes tikrai tokiu atveju tas šešėlis prisitvirtins geriau prie antakio, gražiau dengsis ir gražiau piešis, o tokie, kai būna be vaško, tai aš visuomet tada turiu ieškotis kitos paletės, kad paimčiau iš jos. Tai pavyzdžiui, man tikrai patiko iš irgi L'Oreal Brow Artist Genius Kit, dabar nežinau net ar jau beturiu, tuomet tikrai iš Avono netgi, atsimenu, visai buvo neblogi, iš Sleeko paletėlė taip pat gera ir šiaip toksai prabangiausia versija iš visų, kurią aš dabar naudoju ir man tikrai, kaip ir matė, tikrai labai labai gerai pasiteisina, tai yra iš Artistry, kadangi čia yra viskas, dar yra veidrodėlis, ant stalčiukas su tais visokiais šitais pieštų teptukais ir šepetėliais, bet pabaigai aš dar norėčiau pasakyti, jog tie rinkiniuose esantys įrankiai skirti mūsų antakiams pasidailinti, mano nuomonė tikrai nėra tinkamiausi naudojimai ir tokiu atveju reikėtų tiesiog turėti antakių šepetėlį. Tai aš turiu 3, vieną iš jų rečiausiai naudoju, kadangi jis yra labai storas ir tinka tik tais tankiems antakiams iš Real Techniques. Sekantis yra iš AliExpresso, tai yra pats fantastiškiausias ir pats geriausias, kadangi jis labai gerai pasitarnauja ir tikrai labai gražiai piešia. Ir trečiasis yra iš Makeup Revolution, taip pat labai fantastiškas, labiausiai leidžiantis man piešti preciziškiausią liniją. Visuomet, aišku, su savimi turėkite ir maskuoklį ir šepetėlį maskuoklį, jo, kaip ir sakiau, susitvarkytumėte visą vaizdą, jis atrodytų tvarkingiau ir švariau.
Tai ką, šiandien, manau, informacijos užteks, viliuosi, jog video jums patiko ir buvo naudingas. Jeigu turite kažkokių pageidavimų, taip pat galite rašyti, galbūt rasiu kuo dar pasidalinti. Jeigu jūsų technika yra kitokia, o ji tikrai gali būti visiškai kitokia, tai aš labai dėl jūsų džiaugiuosi, kad jūs ją tokią turite. O mano technika tikrai labiausiai, manau, pasiteisins toms, kurios turi būtent tokias problematiškus, nedraugiškus antakius. Tai ką, linkiu visoms gražių dienų ir sakau, kad tikrai susitiksime labai neužilgo, nes jūsų visų labai jau pasiilgau. Iki pasimatymo.